Netiesa kalba tie, kurie sako, jog mes lietuviai esame paniurėlių tauta. Mokame juoktis, šokti ir dainuoti, būti linksmi. Tai gegužės 11-ąją įrodė didžiulis būrys vaikų, susirinkusių prie Kelmės kultūros centro. Kelmės miesto Kulverstuko, Ąžuoliuko, Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Šedbarų vaikų darželių ugdytiniai čia atkeliavo ne vieni, o su savo mamytėm, tėveliais, broliukais ir sesutėm, draugais. Ir atvyko ne šiaip savo pasibūti, o palinkėti visiems pagauti savo pačią gražiausią svajonę, kurią pagauti galima spalvingomis svajonių gaudyklėmis. Taip, linksmai drauge pabūti kelmiškius sukvietė Kauno menų vaikų darželis Etiudas. Nuotaikingą šventę Kelmėje organizavo rajono mokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų metodinio būrelio pirmininkė Zita Mustavičiūtė, drauge su savo kolegėmis. Argi gali būti surūgęs, kai aplink tiek spalvų, dainų ir muzikos? Juk tiesa, kad keistis ir keisti pasaulį turime mokytis iš vaikų.